Ne, tikrai tinklinis marketingas neveikia. Būtent dėl to, kad viso pasaulio tinklinio marketingo kompanijų apyvarta yra 170 milijardų dolerių. Kiekvienais metais 71 milijardas yra išmokama tinklinio marketingo atstovams komisiniais. Tai yra 6 milijardai per mėnesį, tai yra 200 milijonų dolerių išmokama komisiniais kiekvieną dieną. Taip tikriausiai tikrai neveikia. Bet jeigu tu norėtum gauti nors mažą tą dalelį to didžiulio pyrago, būtent tų pinigų, kurie yra uždirbami tinklinio marketingo atstovų, prisijung prie šios industrijos. Tu nieko neturi visiškai ko prarasti, bet tu turi galimybę stipriai pakeisti savo gyvenimą ir tapti dalimi kažko, kas gali tau sukurti finansinę laisvę. Domina, susisiek.